Vilniaus socialinis klubas, Vilnius Social Club, susikūrė 2013 metais. Tuo metu mes kartu su kolegom matėm ir didžiulę prasmę tame darbe, kurį darėm. Svajojom stiprinti bendruomenėje ryšius ir labai norėjom sukurti tokią organizaciją, kurioje gali susitikti visi. Mes bandome po truputį judėti pirmin, tada visada žiūrim, stebim, kas vyksta aplink mūsų ir kokie poreikis realybėje mums diktuoja, kur toliau judėti. Jaunimo programa tai yra vieta, kur jaunuoliai nuo 14 metų amžiaus turi galimybę lankyti ilgalaikę grupę, kai jie gali pažinti save, gilintis į save, galbūt spręsti kažkokias įtampas, kurias patiria per buvimą bendraamžių grupėje ir kartu su patyrusiais specialistais. Vilniaus socialinio klubo mobili programa veikia Vilniaus mieste ir rajone. Pagrindinės šios programos veiklos yra atviri mobilūs užsiėmimai viešosiose erdvėse ir individualus jaunuolių palydėjimas bei ryšių bendruomenėje stiprinimas. Tai mobiliai programai mes žaidžiam įvairius žaidimus, atsižvelgiant į jaunuolių poreikius, norus. Svarbiau yra ne pats tas žaidimas, bet ką jisai duoda. Paauglių klubo programa yra sukurta 11-14 metų paaugliams. Tai yra tokia kompleksinės pagalba, iš tikrųjų, tai mes turim ir individualius susitikimus su kiekvienu jaunuoliu, tada turim grupės darbą ir turim dar susitikimus su šeima. Pagrinde tai vis tiek yra toks mokymasis ir ugdymas per patyrimą. Programa Darbas su jaunimu gatvėje siekia užmegzti tvirtus bei pasitikėjimų grįstus santykius su jaunuoliais, kurie laiką leidžia gatvėje. Tai yra ilgalaikė programa, kurios metu mes lankomės jaunų žmonių susibūrimo vietose. Organizuojame atvirus maisto vakarus, kurie yra skirti jaunuoliams nuo 14 iki 29 metų. Taip pat organizuojame atvirus mobilius užsiėmimus, taip pat teikiame individualias konsultacijas jaunuoliams, palydime juos individualiai, teikiame ugdomąją socialinę pagalbą jaunuoliams, stipriname jų socialinius įgūdžius ir skatiname kažkokį pozityvų įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą. Futbolo programos tikslas nesiekti sportinių rezultatų, o teikti mūsų kokybiškas paslaugas ir didinti pokytį jaunuolio gyvenime. Pas mus gali lankyti jaunuoliai nuo 7 iki 18 metų. Vienas iš veikimo principų yra, kad būtų lygus visi vaikai. Turim savo futbolo struktūrą. Svarbu šioje struktūroje šiuo laisvalaikiu, kad jaunuolis jaustųsi saugus. Sėdame su jaunuoliais pasikalbėti apie jų emocijas, apie jausmus, kaip jie jaučiasi. Turime futbolo užduotis. Daugiau akcentuojam vis tiek apie veikimą komandoje, apie įtampą keliančias, apie konfliktinės situacijas. Kalbam, reflektuojam apie jų patirtį, leidžiam patiems vaikams teisėjauti, patiems spręsti, priimti atsakomybės, patiems susitarti, ieškoti kompromisų. Motyvacija būti tarp jaunuolių ir tiesiog būti kartu, tas esminis noras, kartais tas pokytis nebūtinai labai įspūdinga, labai sudėtinga, tiesiog kartais tokie paprastus veiksmų. Būdas, kaip pamatoti, turbūt gal nebūtinai pokytis, bet labiau, sakyčiau, santykių kokybė. Vilnius Social Club kiekvienais metais truputį paauga. Tokia yra organizacijos trajektorija. Mes esame auganti organizacija. Labiausiai norėtųs, kad ta misija būti su jaunais žmonėm jų kasdienybėje, būti šalia, kartu su jais jų gyvenimuose nepasikeistų, kad mes išliktumėm misijos prasme tokie patys.